Sveiki. Pastebėjau, kad po paskutinio mano video įrašo žmonės dalinasi komentarais, diskutavo, taip pat mačiau ir pacituotas Biblijos eilutes. Buvo žmonių, kuriems mano mintis buvo priimtinos, o buvo ir tokių, kuriems mano mintis netiko. Ir aš manau, kad čia yra viskas normalu. Kiekvienas mes galime turėti savo įsitikinimus, savo nuomonę. Tai aš manau, kad nieko blogo tame nėra. Bet kadangi tos Biblijos eilutės buvo nukreiptos prieš mano mintis, kuriamis aš savo video dalinausi, tai aš jaučiu pareigą atsakyti ir pasidalinti, kaip aš suprantu tas švento rašto eilutes. Taigi, vienam komentare žmogus pasidalino, kad jis nesugeba laikytis įstatymo, todėl jam reikalingas Kristus. Ir taip pat jis dėkoja Dievui, kad išvadavo jį nuo įstatymo. Tai su pirmąja komentaro dalimi aš sutinku. Aš tikrai manau, kad mes patys negalime laikytis įstatymo, nes mums reikalingas Kristus. Tada, kada žmogus tikėjimu priima Jėzų į savo gyvenimą, tai tada jis apsivelka Kristumi. Ar ne? Ir tada Kristus gyvendamas žmoguje gali tą įstatymą išpildyti. Aš taip suprantu ir sutinku su pirmąja dalim to žmogaus išsakyto komentaro. Bet štai antroji dalis komentaro man buvo ne visiškai priimtina, nes žmogus pasidalino, kad Kristus jį išvadavo nuo įstatymo. Ir aš žinau, ką šis žmogus turi omeny, nes aš tiesiog skaičiau kitus jo komentarus ir pasak to žmogaus, kad įstatymo tokio kaip nebereikia žmogui laikytis, netgi kalbėti apie įstatymą nebereikia, nes įstatymas daugiau žmogui nebegalioja. Tai va šioj vietoj man kyla daug klausimų. Tai visų pirma, jeigu žmogui įstatymas daugiau nebegalioja, kaip žmogus supranta, kada prie jo artinasi nuodėmė. Nes įstatymo tikslas yra parodyti žmogui artėjančią nuodėmę. Jeigu įstatymo žmogaus gyvenime nebėra, žmogus nėra pajėgus pamatyti besiartinančią nuodėmę. Tai va, taigi aš pacituosiu šitą arba perskaitysiu tą eilutę iš laiško Romiečiams 7 skyriaus ir mes galėsime pažvelgti į bendrą kontekstą, ką Paulius iš tiesų turėjo omeny, kalbėdamas apie išlaisvinimą nuo įstatymo. Taigi, paskaitysiu nuo 4 iki 12 eilutės. Šitaip, mano broliai, ir jūs esate per Kristaus kūną mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam prikeltam iš numirusiųjų ir kad mes visi duotume vaisių Dievui. Kol dar gyvenamo kūniškai, mūsų sąnariuose veikia įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros ir mes davėme vaisių mirčiai. O dabar numirę tam, kuris mus laikė surištus, esame išvaduoti nuo įstatymo, kad tarnautume laikydamiesi dvasios naujumo, o ne radies senumo. Ir toliau Paulius sako, kągi sakysime, gal kad įstatymas yra nuodėmė, nieku būdu, bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo, ir nebūčiau suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs negeisk. Ir toliau aš iš karto peršoksiu į 12 eilutę. Taigi įstatymas šventas, įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras. Taigi jau bendrame kontekste mes galime matyti, kad Paulius neignoruoja įstatymą, jisai aiškiai pasako, kad įstatymas yra šventas, kad įsakymas yra taip pat šventas ir teisingas ir geras. Tada, jeigu įstatymas yra šventas, teisingas ir geras, ką Paulius turėjo omeny 6 eilutėje sakydamas, kad mes esame išvaduoti nuo įstatymo. O čia tas klausimas mums turbūt labiausiai rūpi.
Taigi, labai svarbu suprasti, kam Paulius rašė, sakykime, šitos žodžius. Paulius čia rašęs tuos žodžius savo tautiečiams pagal kūną, žydams, kurie nepriėmė Jėzus kaip Mesijo. Jie laikėsi įstatymo, bet nepriėmė Jėzaus Kristaus kaip Mesijo. Dabar kas atsitinka su žmogumi, kuris nepriima Jėzaus kaip savo gelbėtojo? Įstatymo paskirtis yra parodyti nuodėmę. Tai yra, jeigu žmogus sulaužo įstatymą, įstatymas jį apkaltina. Įstatymas žmogų apkaltina, o nuodėmė laiko jį surišusi. Kokiu būdu? Tokiu, kad nėra kur tos nuodėmės padėti. Tai yra, žmogus nusidėjo ir nėra sprendimo, ką toliau su tą nuodėmę daryti. Ir jeigu žmogus toliau eina per gyvenimą ir vėl laužo įstatymą, tai įstatymas vėl jį apkaltina ir vėl jį paverčia vergu, dar didesniu vergu, negu buvo prieš tai. Ir kuo daugiau žmogus nuodėmių daro savo gyvenime, tuo didesnis nuodėmės vergas jis yra. Taigi, tokia buvo padėtis su jo tautiečiais. Tai yra, jie laikėsi įstatymo, manydami, kad įstatymas juos išgelbės, bet įstatymas juos apkaltindavo ir laikė surišęs nuodėmėje. Taigi, Paulius jiems norėjo nunešti žinią apie Kristų, nes tik tais Kristus galėjo būti tas sprendimas, kuris padėtų jiems išeiti iš tuos aklavietės. Nes Jėzus kaip Mesijas atleidžia žmogui visas jo nuodėmes ir suteikia jam jėgos nebedaryti nuodėmių. Nes vienintelis, kas buvo be nuodėmės, tai buvo Kristus. Ir jeigu žmogus tiki Jėzumi kaip savo gelbėtoju, jis savotiškai apsivelka Kristumi ir tada Kristus gyvendamas tame žmoguje suteikia žmogui jėgos daugiau nebenuodėmiauti. Taigi, ką mes čia matome? Mes matome, kad Kristus išsprendžia nuodėmės problemą. Taigi, ką šiame kontekste reiškia išlaisvinimas iš įstatymo? Tai reiškia, kad jeigu žmogus priėmė Jėzų kaip savo gelbėtoją, Jėzus jam suteikė jėgos nebenuodėmiauti, vadinasi, žmogus nebelaužo įstatymo. Ir kada žmogus nebelaužo įstatymo, vadinasi, jis yra išlaisvintas iš įstatymo, nes įstatymas jam neturi įtakos. Jeigu žmogus nenuodėmiauja, įstatymas jo negali apkaltinti. Ir tą patį principą mes matome laiške Timotiejui, pirmam laiške Timotiejui, aš jau tomis eilutėmis dalinausi praeitą kartą. Tai yra pirmas laiškas Timotiejui, pirmas skyrius nuo 8 iki 9 eilutės. Čia yra parašyta: mes žinome, jog įstatymas yra geras, jeigu žmogus juo deramai naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisėjam, bet nusikaltėliams ir maištininkams, bedieviams ir nusidėjėliams, nedorėliams ir netikėliams. Taigi, Paulius vėl atkartoja savo ankstesnę mintį, kad įstatymas yra geras. Ar ne? Ir toliau jis sako, kad jis yra skirtas, tas įstatymas yra skirtas neteisiems žmonėms, tai yra tie, kurie tikintis, teisūs, ne jiems yra skirtas įstatymas. Įstatymas skirtas nusikaltėliams ir maištininkams, bedieviams ir nusidėjėliams. Kodėl jiems įstatymas yra skirtas? Todėl, kad jie tą įstatymą laužo. Štai kodėl jiems įstatymas yra skirtas. Nes tas žmogus, kuris įstatymo nelaužo, nenuodėmiauja, ar ne? Tai tam žmogui tas įstatymas negalioja. Paprasta Pauliaus logika. Ir maža to, 11 eilutėje jisai sako: taip moko palaimintojo Dievo garbės evangelija. Taigi įstatymas yra evangelijos dalis. Ar ne? Įstatymas yra žmogaus tikėjimo sargas. Jis perspėja žmogų apie artėjančią nuodėmę. Taigi aš tikiuosi, kad man pavyko paaiškinti šitą eilutę, nes, kaip ir jau anksčiau minėjau, Romiečiams 7 skyriui čia kalba eina apie žmogaus pasikeitusi santyki
į nuodėmę. Atsiprašau, apie žmogaus pasikeitusi santyki į įstatymą. Nes prieš pažįstant Kristų, žmogus buvo pavergtas įstatymo, tai yra apkaltintas įstatymo, ar ne? Bet kada žmogus pažino Kristų, Kristus išlaisvino žmogų iš įstatymo ta prasme, kad žmogus daugiau įstatymo nebelaužo. Žmogus daugiau nebenodėmiauja, vertindamas Jėzaus Kristaus auką ir jo malonę. Gerai, eikime prie sekančios eilutės. Taip, čia man turbūt asmeniškai užduotas klausimas. Manęs klausia, ar jūs gyvenate pagal įstatymą ir jį vykdote. Na, aš suprantu, kad čia yra tas klausimas paduotas iš tos pusės, kad jeigu aš vykdau įstatymą, tai vadinasi, aš bandau gelbėtis darbais. Ar ne? Čia ta mintis yra perduota, kaip aš suprantu. Tai gerai, aš atsakysiu šitą klausimą, be abejo, atsakysiu kaip parašyta šventajame rašte. Ir noriu atsiversti 1 Jono laišką, 5 skyrių ir paskaityti nuo 2 iki 3 eilutės, 2-3 eilutės. Čia yra parašyta. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus. Nes tai yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus. O jo įsakymai nėra sunkus. Taigi, šitos žodžius parašė Jonas, apaštalas Jonas. Parašė juos maždaug 90 metais po Kristaus. Tai yra, tuo metu jo visi apaštalai buvo mirę, tai yra, jie buvo nužudyti dėl savo tikėjimo. Ir vienintelis, kas liko gyvas, tai apaštalas Jonas. Ir jis faktiškai tą laišką parašė prieš savo mirtį. Taigi, kiek laiko praėjo po to, kada Jonas vaikščiojo su Jėzumi? Realiai Jėzus numirė, prisikėlė, pakilo į dangų ir Jonas pragyveno visą savo gyvenimą ir gyvenimo pabaigoje štai ištarė šiuos žodžius. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus. Ir čia dar žodis pavartotas vykdome jo įsakymus. Bet žiūrėkite, aš dar pacituosiu iš Jono laiško 2 skyrių. Nuo 3 eilutės čia parašyta. Iš to patirėme, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymo nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. Taigi labai stiprus Jono žodžiai, ar ne? Tai dabar, ar aš gyvenu pagal įstatymą ir jį vykdau? Taip, įstatymas yra svarbi mano gyvenimo dalis, kadangi apaštalai apie tai kalbėjo. Įstatymas yra mano tikėjimo sargas. Jeigu aš matau, kad ir jeigu nuodėmė artinasi prie mano širdies, įstatymas yra tas, kuris man pasako, kad aš būčiau atsargus. Nes priešingų atveju galiu peržengti neleistiną ribą. Todėl aš esu dėkingas Dievui, kad jisai pasidalino arba kad davė savo įstatymą, kurio dėka mano tikėjimas gali būti apsaugotas. Ir žiūrėkite, kokia yra mintis paskutinė, tai 3 eilutė. Jonas sako, jo įsakymai nėra sunkus. Tai kodėl jo įsakymai nėra sunkus? Na, turbūt visų pirma dėl to, kad Kristus gyvendamas mumise suteikia mums jėgos nenusidėti. Kada mes galvojame apie kryžių, apie Jėzaus malonę, apie tai, kad jis paaukojo savo gyvybę už mus, mums nėra sunku atsidėkoti jam ir nenuodėmiauti. Pamenu, skaičiau istoriją apie vieną pirklį, kuris nusipirko vergą ir vežėsi jį namo. Vergas tame vežime visą kelią, kol jie važiavo namo, nenustojo kartojęs žodžius. Nevergausiu, 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 nevergausiu.
Ir taip visą kelią iki tol, kol jie grįžo namo. Tada šeimininkas, kuris tą vergą buvo nupirkęs, nuvedė jį prie trobelės, kuris stovėjo ant ežero kranto, išsitraukė iš kišenės raktus, padavė jam ir sako, tu esi laisvas, aš tau dovanoju laisvę. Ir tada tas vergas, kuris buvo nupirktas, puolė ant kelių ir sako, aš tau tarnausiu visą savo gyvenimą. Matote, ką ši istorija iliustruoja? Ji iliustruoja žmogaus suvokimą, kad jis yra išgelbėtas. Jeigu žmogus iš tikrųjų suvokia, kad Jėzus jį išgelbėjo ir padovanojo jam šansą į amžinybę, toks žmogus nenori sugrįžti savo seną gyvenimą. Toks žmogus nenori laužyti Dievo įsakymų. Toks žmogus brangina ir vertina Dievo įsakymus. Tai va, aš tikiuosi, kad pavyko atsakyti tą klausimą, nes kas liečia va šitą žmogų, kuris manęs paklausė to klausimo, jis toliau savo komentaruose rašo, žmogus, kuris turi naują prigimtį, niekada sąmoningai nenodėmiaus. Taigi, ką aš matau iš to komentaro, kad tas žmogus supranta, kad nuodėmiavimas tai yra nepriimtinas Dievui. Bet ką reiškia nenodėmiauti? Nenodėmiauti reiškia nelaužyti Dievo įstatymo. O ką reiškia nelaužyti Dievo įstatymo? Tai reiškia vykdyti Dievo įstatymą. Taigi tas žmogus, jisai, aš kaip suprantu, jis ir pats puikiai supranta, kad negalima ir nereikia nuodėmiauti savo gyvenime. Tai vadinasi, tas žmogus, jisai taip pat laikosi to įstatymo, jisai jį vykdo. Tai klausimas yra man toks, kodėl jo įstatymų vykdymas yra priimtinas, o pavyzdžiui, mano įstatymų vykdymas yra nepriimtinas. Man čia klaustukas kyla. Galbūt tas žmogus pasidalins kitose savo komentaruose. Taip. Ir norėčiau turbūt dar vieną eilutę pasižiūrėti, tai Galatams 2 skyrius, 16 eilutė. Galatams 2 skyrius, 16 eilutė. Čia yra parašyta, tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus nuteisintas nei vienas žmogus. Tuo sekundėlę aš duris pridarysiu, kažkas sugrįžo. Dabar kas liečia šitą eilutę, aš pilnai sutinku. Aš pilnai sutinku, kad žmogus nėra nuteisinimas įstatymo darbais, o tik tikėjimu Jėzumi Kristumi. Tik svarbu suprasti, kas įvyksta su žmogumi tuo met, kada žmogus įtiki į Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Ar įstatymas kažkur tai dingsta? Aš manau, kad ne. Įstatymas buvo anksčiau, kol žmogus Kristaus nepažinojo, ir įstatymas yra tuo met, kada žmogus susipažįsta su Kristumi. Kol žmogus Kristaus nepažįsta, įstatymą žmogų apkaltina, o nuodėmė žmogų suriša. Žmogus neturi sprendimo. Žmogaus nuodėmės problema negali būti išspręsta be Kristaus. Ir kada žmogus susipažįsta su Kristumi ir įtiki į jį, tada žmogaus nuodėmės yra atleidžiamos ir jau kaip minėjau, dar kartą pasikartosiu, kad Kristus suteikia žmogui jėgos daugiau nebenuodėmiauti. Ir toliau žmogaus gyvenime įstatymas tebėra. Jis niekur nedingsta. Jis ir toliau egzistuoja, bet jis nebeturi įtakos žmogui ta prasme,
kad žmogus jo nebelaužo. Bet jeigu tikinti žmogus įstatymą sulaužo, tada įstatymas jį vėl apkaltina. Žiūrėkite laiške Hebrajams. Paulius sako, 10 skyriui 26-27 eilutė. O jeigu gavę aišku tiesos pažinimą mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka. Ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri praris priešininkus. Ką reiškia jokios aukos už nuodėmę nebelieka? Čia kalba apie Kristų. Nes auka už nuodėmę buvo Kristus. Ir jeigu žmogus sąmoningai daro nuodėmę, vadinasi, jisai tarsi sako, kad Kristus jam yra nereikalingas. Kad jis netiki Kristumi, nes priešingų atveju jisai negyventų nuodėmėj. Matote, Jėzus numirė ant kryžiaus ne tam, kad mes gyventam nuodėmėj, bet tam, kad mus išlaisvintų ir suteiktų jėgų daugiau nuodėmėj nebegyventi. Todėl įstatymas niekur nedingsta po to, kada žmogus priima tikėjimo Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoju. Jis tebėra. Ir kaip minėjau, jis sergsti žmogaus tikėjimą. Tai va tiek šiandieną, gavosi gan toksai netrumpas video. Tai aš tikiu, kad po mano video vėl bus komentarų. Tai aš pasistengsiu tuos komentarus, kada turės laiko peržvelgti. Ir jeigu reikės, padarysiu dar kitą video. Dėkuoju už jūsų kantrybę ir iki greito.